Kovos meno ekspertai. Svarbiausia ne jėga, o kaip mokate ją panaudoti. Žinodama kelis triukus, nuo užpuoliko apsigintų netgi smulkutė moteris. Jeigu kalbėti apie tai, kaip galima kovoti su vyru, tai tokiu atveju čia neturi moteris galvoti, kad jinai silpna ir kažkas ne taip, bet iš tikrųjų galbūt reikia daugiau skirti dėmesį, kaip panaudoti savo kūną. Bet ką daryti, jei nei savo kumščiu, nei smūgiu nepasitikite? Silpnesnis asmuo nepajėgs stipriai smogti vieną kartą, kad užpuolikas atsitrauktų, nes jei smūgis silpnas, užpuolikas vėl gali priartėti ir atakuoti. Todėl reikėtų smogti keliais suderintais smūgiais. Kitas būdas išvengti smūgio – tiesiog gudriai pasisukti arba užlaužti užpuolikui ranką. I dźwignię na rękę. To łatwo zrobić kobiecie. Čia moteris gali padaryti. Tai vietoj smūgio kitą ranką. Wystarczy rozkręcić. Galima pasisukti. Jest wypadkowa sił, to jest fizyka czysta. Jėga mano numetama į šoną, čia gryna fizika, čia fizika. Kovos meną išmanantis Sifu patarė atsiminti, kad net ir stipriausias užpuolikas turi tas pačias 4 jautriausias kūno vietas, kaip ir kiekvienas vyras. Nie pierwsze. To jest raz. Čia vienas. To jest dwa. Du. To jest 3. Čia 3. Tu mocno. No i na dół gdzieś. Tu też jest miejsce, które się nadaje. Ir 4.